kad jeigu sumažinsim 3 procentus, tai iki 50 nieko nepasikeis, jeigu sumažinsim 30 procentų, tai sumažės tik tai 0,1 procento. Tai iš tikrųjų nėra dideli skaičiai ir, kokias mes galvojam priemonės daryti, galbūt čia daugiau komisijai klausimas, ar nepritaikysim mes labai brangių priemonių ir labai mažą efektą pasieksim, ar mes ieškosim pigesnių priemonių, kur ir, sakykime, žemdirbiam būtų lengviau jas įgyvendinti ir pasiekti panašų rezultatą. Jūs rodėt grafiką, kad iki 2010 smarkiai didėja ir metano išmetimai, ir CO2 išmetimai. Paskui jau pradėjo, stabilizavosi ir pradėjo mažėti. Bet nepasakėt priežasčių, ar dėl gyvulių didėjimo skaičiaus ir kiek tai proporcinga, ar dėl įgyvendinamų priemonių, ten, sakykime, iš mėšlo išgavimas metano dujų, iš sąvartynų išgavimas, maisto atskirimo iš sąvartyno, kokios priemonės buvo pritaikytos, kad nuo 20 jau, sakykime, stabilizavosi, pradėjo mažėti. Ir būtų labai įdomu, jūs visiškai nepaminėjot pagal šalis. Aš manau, kad šalyse narėse yra labai didelių skirtumų, nes pavyzdžiui, Olandijoje, Niderlanduose gyvulių skaičius yra 20 kartų didesnis negu Lietuvoje. Tai iš tikrųjų tie skaičiai yra labai skirtingi ir priemonės, ko gero, labai skirtingos, ir taršos lygiai labai skirtingi, ir tokias priemonės, kokias pritaikyti galima vienoje šalyje, kitoje šalyje, gal jos visiškai neefektyvios. Ir dar noriu paklausti tokių, vienkartinių. Pavyzdžiui, Nord Stream 2 avarija. Kokį kiekį maždaug išmetė metano ir kokį tai poveikį padarė, Europai, pasaulyje, ar tai ženklus poveikis? Ačiū.